Labas! Čia ir vėl aš, Mažena, ir tai jau antrasis epizodas, kuris yra skirtas ateinančiai pasauliniai kvantiniai dienai Lietuvoje paminėti. Šiame epizode aš kalbėsiu apie tokį fenomeną kaip superlaidumas ir, aišku, kvantinė levitacija. O taip. Bet prieš tai trumpas kvietimas visiems. Taigi, pasaulinę kvantinę dieną mes švęsime balandžio 14 dieną. Jos metu įvyks virtuali kvantinė viktorina. Dalyvauti joje kviečiu visus, nes jūsų laukia skirtingos kategorijos. Vienoje iš kategorijų galima dalyvauti žmonėms, kurie neturėjo fizikos pamokų ir neturi nieko bendro su fizika ir kvantinė fizika. Tai bus atviri ir protmūšį priminantis klausimai. Na, taip pat bus antra kategorija, kurioje kviečiu dalyvauti visus, kurie turi ar turėjo fizikos pamokas mokykloje. Na ir trečia, jau tokia sudėtingesnė kategorija, kurioje kviečiu žmonės, kurie studijuoja ar studijavo kvantinę fiziką universitete. Taigi viktorinoje bus skirtingų kategorijų kiekvienam iš jūsų. Kviečiu išbandyti savo jėgas, išmoksite naujų dalykų ir jeigu jums pasiseks, laimėsite specialius prizus, kurios įsteigė asociacija Quantum Lithuania. Taigi, daugiau apie pačią viktoriną taisyklės kviečiu jūs visus pasiskaityti pasaulinekvantinediena.lt. O šią šventę vainikos didysis saulėtekio kvantinis protmūšis, kuris įvyks Fizinių ir technologijos mokslų centre. Taigi, balandžio 17 dieną, 15 valandą susirungs tarpusavyje net 14 komandų. Tai yra žmonės, kurie pirmiausia užsiregistruos į protmūšį. Vienoje komandoje gali būti iki 5 žmonių. Labai kviečiame sudalyvauti. Labas, geros naujienos. Quantum quiz artėja. Kas? Balandžio 14 vyks įdomi ir linksma kvantinė viktorina. Ir patikėk, tikrai nebūtina būti fiziku ar fizike, kad galėtum joje dalyvauti. Išbandyk savo žinias ir tu žinok daugiau. O jei pasiseks, laimėsi prizo. Daugiau informacijos pasaulinekvantinediena.lt. Vakar gavau video iš kvantinių kompiuterių IQM įmonės CEO ir CTO Kuan Yantano, pas kurį užsukau dar praeitą vasarą. Ačiū tau, Kuanai. Congratulations on the World Quantum Day. Remember, the future is in the quantum and let's play our part to make a positive difference. Dabar grįžkime prie superlaidumo. Superlaidumas reiškia elektros energijos perdavimą be jokių nuostolių. Tai reiškia, kad elektronai laisvai keliauja per medžiagą, nepatirdami jokios klaidos. Ir mes jau turime tokius superlaidininkus, bet norėdami išgauti tą superlaidumo efektą, mes turime atvėsinti šias medžiagas iki labai žemos temperatūros, kur mes jau naudojame tos superlaidininkus. Pavyzdžiui, MRT aparatuose, norėdami sugeneruoti tokį stiprų magnetinį lauką, kad galėtume valdyti mūsų kūne esančius vandenilio atomus, tam, kad pažvelgtume į savo kūno vidų, atvėsiname tas superlaidžias rites. Apie tai buvo kalba praeitame epizode. Taip pat mes naudojame superlaidininkus maglev traukiniuose. Taip, juos naudojame, kad pakeltume nuo žemės traukinį pilną keleivių ir stumtume į priekį greičiau nei bet kuri kita traukinių technologija. Bet yra vienas didysis bet. Iš tikrųjų, mums reikia juos visus atvėsinti iki žemos temperatūros, o didesnių mastų, būtent kambario temperatūroje veikiantys superlaidininkai, atvertų technologijoms neįtikėtinai daug galimybių. Mes galėtume sukurti be energijos nuostolių pasaulinį tinklą ir tada iš energijos celių sukauptą energiją, sugeneruotą Afrikoje dienos metu, perduoti į Ameriką, kurioje yra naktis, o mainais jie galėtų grąžinti tą energiją atgal anapus vandenyno. Ir tą mes galėtume padaryti ne tik tais keičiantis tarp dienos ir nakties zonų, bet tarp vasaros ir žiemos zonų. Nenuostabu, kad kambario temperatūroje veikiantys superlaidininkai yra šventojo gralio technologija. Ir per pastarosius 2 dešimtmečius daugybė tyrėjų teigia esą atradę tokius superlaidininkus. Deja. Tai kaip veikia superlaidumas ir superlaidininkai? Temperatūra paveikia metalinių laidininkų varžą. Jų varža palaipsniui mažėjant temperatūrai. Tačiau superlaidžios medžiagos yra ypatingos to, kad jų varža nukrenta iki nulio esant temperatūrai artimai -273 laipsnių pagal Celsijų.
Tai yra kritinė temperatūra ir teoriškai, kai tai atsitinka, elektros srovė gali keliauti superlaidžią medžiagą neribotą laiką ir neprireiks jokio energijos šaltinio, nors iš tikrųjų mes negalime matuoti neribotą laiką, bet jau yra bandymų, kai superlaidžios srovės tekėjo nenutrūkstamai net kelias dekadas. Pavyzdžiui, Belgijoje gravitacinėms jėgoms matuoti naudojamas superlaidumo jutiklis veikia daugiau nei 28 metus, be jokių srovės nuostolių. Jis veikia stabilioje padėtyje, levituojant superlaidžią sferą superlaidžioje rytėje. Tada mes galime sekti sferos padėtį, kuri keičiasi veikiant gravitacinėms jėgoms. Superlaidumas yra labiau paplitęs nei manote. Šiek tiek mažiau nei pusė periodinės lentelės elementų pasižymi superlaidumu žemoje temperatūroje. O sujungus kelis elementus kartu arba padidinus jų slėgį, šis reiškinys bus stebimas net didesniam skaičiui medžiagų. Iš pradžių pagrindinis superlaidumo mechanizmas buvo paslaptis. Tačiau 1957 metais 3 mokslininkai tą paaiškino šiame straipsnėje. Esant bet kokiai temperatūrai aukštesniai nei absoliutus nulis, visi atomai šiek tiek virpa. Tai reiškia, kad elektronai laidininkė sulėtėja, nes atsitrenkia į virpančius kristalo atomus savo kelyje. Štai kodėl laidininkai turi tam tikrą pasipriešinimą. Mes vadiname tą varža. Tačiau, ypač žemoje temperatūroje, superlaidininkų kristalinės gardelės virpa mažiau. Pakankamai lėtai, kad vienas elektronas galėtų pritraukti šalia esančius jonus, sukurdamas teigiamo krūvio sritį, kuri pritraukia kitą elektroną. Tai leidžia šiems elektronams, kurie paprastai atstumia vienas kitą, sąveikauti ir sudaryti porą per nanometrinius atstumus. Tai yra žinoma kaip Cooperio poros. Atsimenat Sheldona Cooperį iš Big Bang Theory? Iš tikrųjų, iš kur ta pavardė ateina. Taigi, elektronų poros superlaidininkuose elgiasi kaip viena darni dalelė, kurie remiantis kvantinė mechanika gali sugerti tik tam tikrą leistiną energiją. Tai sukuria energijos atotrūkį. Tik dalelės turinčios reikiamą energiją gali sąveikauti su Cooperio poromis. Todėl kristalai turi būti atšaldomi iki tokios žemos temperatūros. Tačiau 1986 metais naujas atradimas supažindina pasaulį su nauja medžiaga, kurios superlaidumo neįmanoma paaiškinti. IBM mokslininkai, remdamiesi savo tyrimais, nustatė keraminių medžiagų klasę, kuri demonstruoja superlaidumą taip vadinamoj aukštoj temperatūroje. Aukšta temperatūra čia yra santykinė. Tai reiškia, kad ši temperatūra jau viršyje skysto azoto virimo temperatūrą. Tai yra maždaug -196 laipsnius pagal Celsijų. Tai vis dar šalta, bet galima šaldyti su skystu azotu, kuris yra pigesnis už skystą helį. Šios medžiagos turi sudėtingesnės kristalų struktūras, apimančias skirtingus elementus. Tai yra vadinamieji kupratai arba vario oksido sluoksniai. Jų superlaidumo temperatūra -140 laipsnių pagal Celsijų. Kaip elektronai elgiasi tokiuose kupratų dariniuose, kad šie taptų superlaidos? Į šį klausimą dėja tyrėjai bando atsakyti jau ketvirtį amžiaus. Šios medžiagos negalėjo būti paaiškintos įprastinio Cooperio porų teorija. Tačiau teorijos trūkumas netrukdo mums jų naudoti. Buvo sukurti keletas superlaidžių kabelių, tokių kaip šis Seule, Pietų Korėjoje, kuris jungia 2 substoteles. Jos jau buvo sujungtos tarpusavėje 2 aukštos įtampos įprastomis linijomis, kurios stengiasi patenkinti didėjantį energijos poreikį. O pridedant dar vieną įprastą kabelį, kiekvienoje stotyje būtų reikėję naujų transformatorių, kurie aukštą perdavimo įtampą paverstų vidutinę paskirstymo įtampą. Bet kitam transformatoriui nebuvo vietos, taigi inžinieriai pasitelkė superlaidininkus, kad išspręstų šią problemą. 2019 metais buvo pastatytas pirmasis komercinis aukštos temperatūros superlaidus kabelis. Tai yra 1 km ilgio kintamosios srovės kabelis ir jie naudojo šią konfigūraciją, kai 3 gyslų kabelis ir aplink juos keliauja skystas azotas, kad būtų lengviau juos vėsinti. Kas sekundę nukeliauja maždaug 0,5 kilogramo.
Taigi, kabeliai yra apsupti nerūdinčio plieno, šiek tiek šilumos nuteka, tai yra 3 kW energijos nuostoliai, kurie prilygsta buitiniam šildytuvui. Dėl didelių superlaidžių kabelių kainos jos yra sunku pateisinti ekonomiškai, tai yra dėl didesnių medžiagų sąnaudų ir dėl papildomų aušinimo sistemų. Tad superlaidininkai veikiantis kambario temperatūroje tikrai būtų toks game changer, pakeistų visą žaidimą iš esmės. Neseniai korėjiečiai skelbė, kad LK99 medžiaga yra superlaidininkas. Tačiau, mielieji, jeigu jūs stebite kvantinę levitaciją, tai dar nereiškia, kad tai yra superlaidumas. Medžiagos gali levituoti per mechanizmą vadinamą diamagnetizmu. Vanduo yra šiek tiek diamagnetinis. Todėl iš tikrųjų mes galime levituoti mažus gyvūnus su šiuo efektu. Diamagnetizmas paprasčiausiai reiškia, kad kai medžiaga tampa magnetinė, kai įdėta į magnetinį lauką, tai jos pačios magnetinis laukas yra nukreiptas priešinga kryptimi. Ir kadangi magnetiniai laukai negali būti panaikinti, šios medžiagos tiesiog nukreipia aplink save esančias tas magnetinės linijas. Dėl to susidaro išmatuojama atstūmimo jėga tarp medžiagos ir magnetinio lauko. Kiekybiškai įvertinant šį efektą, apimanti medžiagos pakabinimą jėgos magnetiniam lauke ir atstūmimo sukelto svorio pokyčių. Šiuo metu visos magnetinio lauko linijos yra išstumiamos už medžiagos ribų, o medžiaga tiesiog levituoja virš magneto. Tai yra vadinamasis Meissnerio efektas. Meissnerio efektas pirmiausiai naudojamas superlaidžiai magnetiniai levitacijai realizuoti greitosiuose traukiniuose, tokiuose kaip Japonijos maglev traukiniai. Maglev traukiniuose yra naudojami superlaidus magnetai. Tai reiškia, kad jie yra atšaldomi iki mažiau nei -269 laipsnių Celsijaus. Tai? Jie gali sukurti iki 10 kartų stipresnius magnetinius laukus nei įprasti elektromagnetai. Tai pakanka traukiniui sustabdyti ir varyti. Taip? Žinoma, superlaidininkai yra naudojami ir kvantiniuose kompiuteriuose. Čia turiu omenyje Josephsono jungtis. Taip, tą patį naudoja IQM kvantiniai kompiuteriai, prie kurių buvau. Taip pat superlaidininkus naudoja ir didžiajam hadronų greitintuve CERN. Su jais siejama tai, kad atsipirks kažkada termobranduolinės sintezės reaktorius ir taip toliau. Na ir ekskliuzyvas dovana nuo manęs šios dienos būtent proga, kad po pasaulinės kvantinės dienos, tos savaitės bėgyje, vakare aš suorganizuosiu tiesioginę transliaciją, kurios metu jūs galėsite užduoti klausimus, mes galėsime padiskutuoti gyvai, na ir priklausomai nuo jūsų aktyvumo paskaita gali būti labai ilga.